Važiuojam. Ar yra policininkams kažkokie tais ekstremalūs vairavimo kursai, ar nėra? Tai būna, važiuojam, tobulinamės. Figūrinis vairavimas su šiturėliais, ten specialiai policininkams yra kursai. Bet čia ne visiems, šitie, kurie galbūt daug, ar visiems? Visiems policijos pareigūnai. Nėra specialūs kažkokie būtent jums kaip? Ne, nėra mums specialiai. Visiems policininkams. Būna dar su vadovybės apsauga. Vadovybės apsaugos departamento kursai bendri. A per kiek laiko įsibėgėja iki 100 km? Jau bandėt vis tiek? Pagal charakteristiką 5,7 sekundės, man atrodo, įsibėgėja. Neturim chronometrio, kaip sakant, bandymų neatliekame. Čia dabar, sakykime, skanuoju automobilių numerius sistemą, kur atpažįsta kiekvienos transporto priemonės numerį, žiūri, ar transporto priemonė yra drausta, ar atlikta privalomoji techninė apžiūra, ar transporto priemonė nėra paieškoma. Pakankamai greitai visus spėjant čia nuskanuoti? Taip. Nebūna taip, kad kažkokie taip, jeigu daug automobilių ir kažkokie tai praleidžia, nebūna taip, ne? 100% skanuoja. Dabar išvažiuosim į aplinkelį mūsų vakarinį. Jungsim greičio matavimą. Leistinas greitis 90. Vienas yra jau. Du yra. O kiek kilometrų viršijus jau stabdo, tarkim, čia dabar vis tiek 15? Ne, tai čia nėra būtinybė stabdyti, čia yra sąsaja su administracinių nusižengimų registru ir nėra būtinybė stabdyti. Dabar šitie žmonės gaus šaukimus ir turės atvykti į policiją. Ne turės atvykti į policiją, o gaus paštu protokolus. Tai dabar čia kiekvienas jau? Taip, dabar kurie buvo užfiksuoti. Taip, mums nėra būtinybė stabdyti. Taip. Dabar tie 3 automobiliai, kurie buvo, jie jau gaus dabar baudelės. Čia nėra būtinybės vytis, ten dideliu greičiu ar kažką tai. Jisai užfiksavo greitį, automatiškai įsiunčia į administracinių nusižengimų registrą ir po to vairuotojas gauna šaukimą. Jūs visoje Lietuvoje važinėjate ar ne su juo? Mes dirbom neteritoriniu principu. Skau šeštadienį buvo Tauragėje, buvom pasitaikę vairuotojas, kuris viršijo greitį virš 40 km/h. Ir davė 70 eurų kyšį. O kuriais atvejais stabdot jau? Stabdom daugiausiai, kurie viršėjo virš 50 km/h. Jo, pavojingai. Kas chuliganiškai vairuoja, pavojingai vairuoja, tai tos ir stabdom. Kaip sakant, atribojam nenusaugaus vairavimo. Fiksuojam ne vien tik tai greičio viršimo atvejus. Fiksuojam visus pažeidimus. Važiuosit, naudositės mobiliojo ryšio priemonę rankomis, sustabdysime, surašysime administracinių nusižengimų protokolą. O yra kažkokia tolerancijos riba su kilometrais, nuo kiek fiksuojat, ar ten, tarkim, 2 kilometrais viršyje jau fiksuoja ir... Mes dabar šiai dienai, tai tolerancijos riba yra virš 10 km. Jo, kas virš 10 km šiai dienai. Čia tie patys duomenys, sakykime, ką ir turi 101. Kaip ir stacionarus greičio matuoklis, vadinamas šitas radaras. Viskas taip pačiai vyksta. Iš karto duomenys įsiunčia į administracinių nusižengimų registrą. Pareigūnas negali daryti jokio pašalinio poveikio. Naktim, kaip suprantu, tamsiu paros metu jūs negali dirbti. Tik pagal vykdydami spec užduotis. Tamsiu paros metu dirbame.